Aš jau nepakeliu minčių apie tave, kaip obelis apsunkusi nuo vaisių, užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas, o tu sakai, stovėk kaip stovi laisvė. Su kovo 11, gerbėmieji, su mūsų nepriklausomybės diena. Ar žinote, kad ta daina Laisvė, kurią atliko kažkada Eurika Masytė ir kuri įkvėpė tūkstančius mūsų, jos žodžius parašė Justinas Marcinkevičius. Ir man ypač patinka priedainis, kuris sako žmogui, kuris supranta, kad tėvynės meilė ir laisvė kažkaip tai turėtų tave varžyti, riboti. Jisai sako, aš tavo laisvė. Tėvynė mums sako, aš tavo laisvė. Nesuvaržanti, bet išlaisvinanti, leidžianti elgtis taip, kaip kiekvieno mūsų širdis geidžia. Man šitos eilutės yra labai prasmingos ir aš kviečiu jūs dar kartą pasileiskite tą dainą ir išklausykite ir supraskite iš naujo. Su kovo 11. Laisvė yra mūsų stiprybės šaltinis. Deja, bet kai kurie tą šaltinį naudoja visiškai nesuprantamai. Ir pradedame šią laidą nuo aktualijos, kurią turbūt daugelis matėte socialiniuose tinkluose. Mūsų premjerė Ingrida Šimonytė paskelbė savo prezidentinės kampanijos rinkimų šūkį "Stipri prezidentė, stipri valstybė". Ir užtruko vos keletą valandų, kol kažkas iškapstė, kad toks šūkis kažkur jau skambėjo. 2018 metais taip vadinamuose Rusijos prezidento rinkimuose Putinas skelbė "Stiprus prezidentas, stipri Rasija". Aišku, konservatoriai puolė teisintis ir galų gale tas šūkis, tas lozungas dingo. Bet sakykite, kaipgi taip nutinka konservatoriams su tuo galios troškimu? Prisimenate, 20 metais į Seimo rinkimus jie irgi ėjo reikalaudami "duok Lietuvai daugiau jėgos". Bet gavę tos jėgos, akivaizdžiai su ją nesusitvarko. Skrieja akmenys į Seimo langus, ministrai dievagojasi, kad nei kelių nesutvarkytų, nei elektros rinkos savivalės problemos yra ne jų jėgoms, skelbia atsistatydinsime, vykdysime priešlaikinius rinkimus. Žodžiu, kai tu taip nori valdyti, tai gaunasi arba užvaldyti, arba nesusivaldyti, arba nusivaldyti, arba tiesiog nesuvaldyti. Visa tai, aišku, atsispindi ir užsienio politikoje. Konservatorių veikėjai tiesiog slyščioja nuo vienos banano žievės ant kitos. Premjerė, užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas tiesiog varžosi, kurisgi daugiau myli valstybę. Na ir gaunasi, kaip gaunasi. Galiu nuraminti tik tiek, kad ta karinė, agresyvi, mūsų visus partnerius baigianti užknisti retorika, mano prognoze tęsis nebeilgai. Mes matysime dar kietesnių pareiškimų iki prezidento rinkimų, na, o po to konservatorių užsienio politika supliuškės. Na, žinot, kai ją vykdo pliuškiai, tai vadinasi supliuškėjusi užsienio politika. Kodėl? Apie tai ir papasakosiu šioje laidoje. Pastarąjį mėnesį tęsiasi tas slyščiojimas ant banano žievių ir, na, jisai pasireiškia pirmiausia tuo, kad užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, kuris yra ir konservatorių pirmininkas, jau kelintą dekadą gąsdina Lietuvą, kad tuoj mus puls rusai. Įdomu tai, kad Kyjive, iš kurio ką tik grįžau, girdėjau ne vieną pasakymą, kad žinokite, artimiausiu metu rusų propaganda jūs gąsdins, kad tuoj Rusija jūs užpuls. Na, mums propagandos nereikia, mes turime savo propagandos užsienio reikalų ministrą. Maža to, atliepdamas Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono niekam netikėtą pasisakymą, kad gali būti taip, kad NATO siųs karius į Ukrainą, mūsų užsienio reikalų ministras aišku paantrino, kad, na, niekas neatmestina. Nors krašto apsaugos ministras labai atsargus šiuo klausimu, kaip ir beje mūsų Respublikos prezidentas. Tema, kurią norėčiau šią dieną pakalbėti, yra mūsų santykiai su Lenkija. Ir kaipgi taip nutiko, kad šią savaitę, kai Lietuvoje pirmojo vizito apsilankė senasis naujasis Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas,
būtent prieš tą vizitą mūsų premjerė Ingrida Šimonytė pareiškė, kad Lenkija neturi įstatymuose numatytos galimybės siųsti savo karius į užsienį, jeigu būtų aktyvuotas NATO 5 straipsnis. Atleiskit labai, bet kažkaip tai Lenkijos kariai dalyvavo Irako misijoje, dalyvavo Afganistano misijoje, bet štai į Lietuvą, kuri yra jos artimiausia kaimynė, pasak mūsų premjeras, kažkodėl negalėtų siųsti savo karių. Ir pasakyk tu man šitą būtent prieš atvykstant Lenkijos premjerui. Aišku, kai jis atvyko, mūsų ir prezidentas, ir premjerė, ir visi ministrai turėjo raityti uodegas ir sakyti, kad ne, mes tikrai tikime, kad Lenkija būtų mūsų sąjungininkė. Bet kam reikia dar ir su Lenkija susipykti? Ir čia norėčiau padaryti mažą retrospektyvą į Lietuvos ir Lenkijos santykius. Brangieji, taip, Lenkai buvo užėmę Vilnių mūsų pirmosios respublikos metu. Bet nepaisant to, tai yra mūsų istorinė, strateginė partnerė, sujungta su Lietuva nuo Krėvos asmeninės unijos per Liublino uniją. Ir kažkaip taip yra nutikę, kad po Liublino unijos, po to, kai Lietuva ir Lenkija tapo viena valstybė, mes savo istorijos tarsi atsisakėme, tarsi ją pamiršome, tarsi jinai mums skausminga ar gėdinga, bet mes turėjom puikių pasiekimų, mes mušėme tos pačius maskolius. Jonas Sobieskis, Lietuvos ir Lenkijos karalius, išgelbėjo Vieną ir Europą nuo turkų invazijos. Mes turėjome Tadeušą Kosciušką gimusi LDK, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, kuris ir čia kovojo nepriklausomybės karus, bet ir tapo Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės karo didvyrių, kuriam paminklas stovi Vašingtone prie Baltųjų rūmų, kurio vardu yra pavadinta aukščiausia Australijos viršukalnė. Mes turėjome Kazimierą Simanavičių, kuris yra laikomas raketų mokslų pradininku. Žinoma, mes turėtume didžiuotis ir tą savo konstituciją, kuri buvo priimta jau vykstant padalijimams, bet tai buvo antroji pasaulyje konstitucija po Jungtinių Amerikos valstijų. Taigi mes su Lenkija turime puikią, turtingą istoriją, kurią turėtume žinoti ir kurią turėtume didžiuotis. Tarp pirmo ir antro pasaulinio karo vyko kaip vyko. Yra Lenkų, kurie po šiai dienai įsitikinę, kad užimdami Vilnių jie gelbėjo Europą nuo komunistų, tačiau aišku mes manome kitaip. Ir kai abi mūsų valstybės atkūrė nepriklausomybę, žlungant Sovietų sąjungai, 1994 metais mes pasirašėme abiejų šalių draugystės ir bendradarbiavimo sutartį. Ir iš tikrųjų pirmieji metai buvo visai geri, tiek prie prezidento Brazausko, tiek prie prezidento Adamkaus, ypač prie prezidento Adamkaus ir prezidento Kačinskio iš Lenkijos pusės, mūsų santykiai tikrai ėjo labai aukštai kreivę į viršų. Paskui mes turėjome prezidentę Dalią. Ir čia, kaip visi žinome, santykių kreivė pradėjo plokštėti, jeigu galima taip sakyti, ir nusirito į tokias aukštumas, kad mes net nedalyvaudame vieni kitų valstybinėse šventėse. Turiu pasakyti, kad šiek tiek arba netgi ne šiek tiek prie to prisidėjo ir mūsų gerbiami konservatoriai, nes 2010 metų balandį buvo prižadėta, kad į Lietuvą atvykus Lenkijos prezidentui Kačinskiui, jau susitikti su prezidente Grybauskaite, Seimas priims įstatymą dėl tų nelemtų 3 raidžių. Reikalingų Lenkų pavardėms rašyti. Ir kaip tik tą dieną, kai prezidentas viešėjo Lietuvoje, Seimas kaip tik atvirkščiai ir padarė. Nepriėmė šito įstatymo. Aš aišku pritariu esmei, kad to įstatymo nereikėjo, bet kaip tai padaryta ir kaip sugebėti taip su savo kaimynė eilinį kartą susidirbti, prižadėti ir neištesėti būtent tada, kai prezidentas atvyksta. Aišku, paskui įvyko ir ta liūdna prezidento Kačinskio katastrofa ir jisai žuvo prie Smolensko iš karto po to, tai Lenkam tai buvo skaudu. Plus jų valdžioje buvo dabartiniai vėl valdantieji piliečių platforma su tikrai labai stipriu užsienio reikalų ministru Radoslavu Sikorskiu, kuris vėlgi likimo ironija vėlgi šiuo metu yra užsienio reikalų ministras. Ir tie mūsų santykiai taip ir užšalo. Užšalo tol, kol į valdžią neatėjo valstiečiai. Ir būtent valstiečių vyriausybė tikrai daug dirbo atkurdama šios santykius. Aišku, negalima nuneigti, kad aktyviai ta tema rūpėjo ir mūsų dabartiniam prezidentui Gitanui Nausėdai. Jisai savo pirmojo vizito vyko būtent į Lenkiją. Jisai tikrai turėjo gerus ir tebeturi gerus santykius su prezidentu Andžejumi Duda. Ir šiuo metu, kai Šimonytė užsipuolė Lenkus, kad jie nėra pasiruošę Lietuvos ginti, jeigu reikėtų, vėlgi prezidentas Nausėda šildo prezidentą Dudą, kad ne, mes taip negalvojame, mes ruošiame bendras pratybas, mes juose dalyvaujame, ar pratybas reikia sakyti, pratybas juose dalyvaujame ir tikrai esame geri, tobuli
sąjungininkai. Visada Lietuvos ir Lenkijos šiuolaikiniuose santykiuose svarbiausias faktorius, aišku, buvo Rusija. Mes kartu esame stiprus, mes atskirai galime būti Rusijos tiesiog pėstininkais, jeigu taip šachmatų terminais kalbėti. Ir dėl to tas Lenkų dabartinis ūkininkų, taip vadinamas streikas ant Lietuvos ir Lenkijos sienos, irgi, galima įtarti arba bent jau teikti, kad jisai tikrai yra naudingas labiausiai Rusijai. Prie buvusių Lenkijos valdančiųjų, prie PiSo, taip vadinamo, Pravo i Spravedlivoš arba lietuviškai Teisės ir teisingumo partijos, buvo atsiradęs dar vienas faktorius, kuris stiprino Lietuvos ir Lenkijos draugystę. Kaip žinote, Lenkijos vyriausybė buvo įsivėlusi į tam tikrus smėlio dėžės lygio žaidimus su Europos komisija dėl teisės viršenybės ir dėl to buvo įšaldyta virš 100 milijardų ES investicijų pinigų Lenkijai. Tada Lenkijai reikėjo partnerio ir tada vėlgi valstiečių vyriausybė buvo tas partneris. Dar sykį noriu atkreipti dėmesį, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai šioje kovoje smėlio dėžės palaikė visą laiką Briuselį ir, irgi baksnojo Lenkijai, grūmojo pirštu, kad negalima taip daryti, negalima niekaip sukelti regimybės, kad politika įtakoja Konstitucinio teismo teisėjų pasirinkimus. Paradoksalu, bet patys konservatoriai paskyrė Konstitucinio teismo teisėjų Lietuvoje savo frakcijos narį, teisės komiteto pirmininką Stasį Šedbarą. Bet čia jau palikime jų sąžinį. Dabar, kai pasikeitė valdžia ir tikrai aktyviai dirba, kad tie pinigai būtų atšildyti ir tie pinigai jau paskelbta, kad bus atšildyti, Lenkijai tos mūsų draugystės nebelabai ir reikia. Ir pastarosios naujienos yra, kad Donaldas Tuskas vis aktyviau žvalgosi į taip vadinamą Veimaro trikampį, tai yra Varšuva, Berlynas, Paryžius ir, pateisina politologų nuogastavimus ar tiesiog prognozes, kad šitas premjeras, buvęs Europos Sąjungos prezidentas, jisai turi didesnių ambicijų negu tik būti regioniniu lyderiu. Ir jam čia labiau pakeliui su Berlynu ir Paryžiumi, negu tarkim su Vilniumi, Budapeštu, Praha ar Ryga ar Talinu. Taip kad mes turime situaciją, kai iš tikrųjų reikia pasistengti, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai išliktų toje geroje aukštumoje, kurią buvo pasiekę prie valstiečių vyriausybės. Panašu, kad Ingrida Šimonytė to nenori arba to nesupranta, arba tiesiog dalyvauja prezidento rinkimuose ir toliau ieškodama, kur dar man rasti priešų. Ir galėtume sakyti, kad tai yra diagnozė. Tačiau leiskite jūs nuraminti, konservatorių partijoje didžiąją dalį politikos vykdo, tie vadinami angliškai spin doktorai, arba žmonės, kurie tiesiog skaito knygas, analizuoja apklausų duomenis ir puikiausiai supranta, kad tam, kad sutelktum savo rinkėją, tuos 20% žmonių, būtina pulti visus, kurie tik tai gali pasirodyti šiek tiek kitaip mąstantis. Kaltinti juos, kad jie yra Rusijos ar Kinijos agentai, bet tuo būdu konservatoriai jau keliasdešimt metų sugeba išlikti valdžioje ir jie tą sėkmingai taiko. Gaila tik tai, kad šioje kadencijoje susiklostė taip, kad ir užsienio reikalų ministras yra konservatorių partijos pirmininkas, natūraliai tą kovą dėl balsų, dėl to savo 20% elektorato perkelęs ir į ministeriją, kuri karo atveju šiaip jau yra viena iš kertinių. Tai kokios tos didžiausios konservatorių nuodėmės užsienio politikoje? Arba kokiegi tie agresijos priepuoliai, kuriuos mes matėme pastaruosius keletą metų šioje kadencijoje? Pirmiausia, aišku, reikėjo užsipulti prezidentą. Ne tik tai dėl to, kas atstovaus Lietuvai Europos vadovų taryboje, bet ir šiaip dėl to, kaip prezidentas blogai vykdo užsienio politiką. Aiškiausiai čia kariauja užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis, kurio pasisakymo aš čia nekartosiu, nepadaru, nes galbūt žiūri vaikai, bet iš tikrųjų tai yra atviras tyčiojimasis iš prezidento nekompetencijos, kaip jie supranta užsienio politikos srityje. Antrasis šioje kovoje yra Matas Maldeikis, toks žemaūgis partijos karys, kuris neužima jokių oficialių postų, tai reiškia nieko oficialaus neišsako, nereprezentuoja, tačiau tikrai kandžioja prezidentui į vieną kulną, čia labai blogai su lietuvių kalba, tada į antrą kulną ir tuo būdu vėlgi bando išerzinti prezidentą. Tada seka užsienio valstybių vadovai. Užsipultas Vokietijos kancleris
Šolcas, dėl to, kad yra nepakankamai ryžtingas ir dėl vokiečių brigados, ir dėl paramos Ukrainai. Užsipultas JAV prezidentas Bidenas dėl to, kad nepakvietė Ukrainos į NATO. Ir vėlgi išsityčiota, išgrasinta, kad mes padarysime viską, kad tu nelaimėtum būsimų rinkimų. Na, kai pasirodo, kad dar yra kitas kandidatas, kurio pergalė galėtų būti dar skausmingesnė, kalbu apie Donaldą Trumpą, tada dabar jau yra nepatogu, nes, na, tu supranti, kad renkiesi tarp vilko ir meškos ir jau esi pastatęs už mešką. Taigi, įdomu, ką konservatoriai kalbės, bandydami išsivinioti iš šitos situacijos. Pastarasis, kuris buvo užsipultas, tai yra, kaip jau sakiau, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Ir taip mes tų priešų, kaip čia pasakyti, ne priešų, bet įskaudintų sąjungininkų sąrašą tik tai plečiame. Susimovėme dėl Baltarusijos trąšų. Pamenate, užsienio reikalų ministras netgi žadėjo atsistatydinti dėl šio skandalo. Kas įvyko, trąšos nėra sankcionuotų prekių sąraše, bet per Lietuvą nevažiuoja. Uždraudėme. Bet jos važiuoja, aišku, per kitų ES šalių teritorijas ir uostus. Taigi, pinigai eina aplink mus, trąšos pabrango, politinis žestas nuostabus, dėja, bet, na, pragmatikoje, praktikoje nesuveikia. Kodėl vieni konservatoriai sako, kad Baltarusiją reikia remti, o kiti konservatoriai, kaip pavyzdžiui Laurynas Kasčiūnas, sako, kad reikia juos, na, nebeįleisti Lietuvą, uždaryti, išvaryti, ištardyti, iškvosti. Ir jau dabar baigia susipykti su ta Baltarusijos opozicija ir su tais mūsų vakarų sąjungininkais, kurie palaiko tą Baltarusijos opoziciją. Aš dabar neišsakysiu nei už, nei prieš. Aš manau, kad Baltarusijos opozicija yra labai svarbu ir ją būtina remti. Taip pat manau, kad mūsų Valstybės saugumo departamentas ir migracijos departamentas turi būti įgalinti, patikrinti visus, kurie čia atvažiuoja, bet blogiausia yra būtent tas susipriešinimas, kai tu vieną dieną siunti signalą, kad jie yra laukiami ir mes čia juos priglobsime, Vilnius yra demokratijų lopšys, o kitą dieną tu siunti signalą, kad tie Baltarusiai yra lygų rusams ir mes jų čia nenorime matyti. Aišku, prieš tai dar buvo Aušrinės Armonaitės garsus kvietimas visiems Rusijos IT specialistam. Įdomu, kur tie Rusijos specialistai, kuriame KGB padalinyje ar trolių fermoje buvo apmokyti, bet mes čia jų visi laukiam. Taigi, vėl pozicija, kur mes neturim jokios pozicijos. Ir tai, tai netrodo solidu. Dar vienas isterijos priepuolis, kuris irgi neprideda jokio patikimumo Lietuvos užsienio politikai ir diplomatijai, tai yra tie svaičiojimai apie atsistatydinimus. Baltarusijos trąšos, užsienio reikalų ministras, atsistatydinsiu. Čekiukų skandalas, užsienio reikalų ministras, atsistatydinsiu. Antrasis čekiukų skandalas dabar Seime, užsienio reikalų ministras, mes visi čia labai drebame. Tai atleiskit, bet kas gali pasitikėti tokiu užsienio ministru ir kas gali su juo kažkokias rimtas derybas vesti. Aš tokių žmonių, atleiskit, bet nepažįstu. Na ir aišku, didžiausias isterijos priepuolis tai yra Taipėjaus atstovybės pavadinimas taivaniečių vardu, dėl ko mes susipykome su Kinija, prarado įmonės mūsų milijonus, o svarbiausia, mes dar kartą paerzinome savo partnerius. Taip, Europos komisija dėl mūsų pradėjo bylą Pasaulio prekybos organizacijoje. Tačiau dėja, kaip nuo pat pradžių ir sakė kritikai, tokie kuklūs kritikai kaip aš, ta byla baigėsi šnipštu, bent jau kol kas, nes Europos komisija pati turėjo ją sustabdyti, nes trūksta įrodymų prieš Kinijos veiksmus. Kinija veikia labai gudriai ir nieko formaliai įrodyti kol kas neįmanoma. Štai jums paketas arogancijos priepuolių, kurie Lietuvos užsienio politiką nustūmė į tokias žemumas, kuriuose mes dar nesame buvę. Bet leiskite jūs nuraminti. Ateina pavasaris. Ir kaip jau sakiau, pliuškių užsienio politika po prezidento rinkimų tik pliuškės. Kokie yra ženklai? Pradėsiu nuo tos pačios taivaniečių atstovybės. Kaip žinote, pastaruosius mėnesius mūsų politikai nebesusitiko su Taivano užsienio reikalų ministru, kuris buvo atvykęs į Lietuvą. Ir turbūt labai nustebo, kad tie politikai, kurie taip smagiai skraido verslo klase už taivaniečių pinigus, kažkodėl atsisako su juo susitikti. Pats mūsų ministras pareiškė, kad ieško jau dabar kontaktų su Kinija ir norėtų atnaujinti santykius. Kitas pavyzdys yra tas, kad mes labai aršiai atsistoję į pozą prieš taivaniečius, kažkodėl tai niekaip nesugebama atsistoti į pozą prieš rusiškus grūdus. Esame vieni iš aktyviausių Ukrainos palaikytojų, tačiau
atkreipsiu dėmesį, ES pernai nupirko rusiškų maisto produktų už 2 milijardus eurų. 2 milijardai eurų leidžia Rusijai nusipirkti 10 tūkstančių Shahed dronų, kurių ant Ukrainos kol kas buvo numesta 6 tūkstančiai. Tai dar maždaug 4 tūkstančius mes jau esame sumokėję Rusijai, kad jinai galėtų nusipirkti ir dar naikinti Ukrainos miestus ir žmonės. Ką kartoja Lietuva? Tai yra pasaulinio bado problema. Lietuva tikrai nenori būti ta, kuri išsišoks ir sakys, kad ES turėtų uždrausti rusiškų prekių eksportą ir netgi, ne eksportą, bet tranzitą per ES ir netgi uždrausti rusiškų prekių importą į ES. Kasgi norėtų valgyti tą rusišką šūdą, žinodamas, kad remia Rusijos karą prieš Ukrainą. Mūsų Lietuvos politikai, mūsų Lietuvos užsienio reikalų ministras dėja, bet neria į krūmus. Netgi Latvijos parlamentas priėmė sprendimą uždrausti importą vienašališkai. Netgi mes, Lietuvos Seimo nariai, 21, pasirašėme įstatymo projektą, kuriuo reikalaujame uždrausti tą importą. Ir jau netgi tranzitą. Tokia pateikta pataisa. Oficiali mūsų ministerijų, tiek Žemės ūkio, tiek užsienio reikalų pozicija yra: nepykdykime ES. Neišsišaukime bylos pasaulio prekybos organizacijoje. Atleiskit, bet kai mes išsišaukėme bylą pasaulio prekybos organizacijoje, kuri kol kas bent jau neturi jokio pagrindo, taip atrodo iš to, kad Europos komisija ją sustabdė, tai buvo ok. Kai mes dabar dėl švento reikalo, dėl to, kad Rusija negalėtų finansuoti iranietiškų dronų įsigijimo, negalime ir bijome pasaulio prekybos organizacijos, tai skamba veidmainiškai. Tačiau kodėl taip vyksta? Kodėl mes pradedame taikyti su Kinija, kodėl mes bijome išsišokti dėl rusiško maisto? Aš turiu paprastą atsakymą. Kažkas, o jeigu konkrečiai Gabrielius Landsbergis, labai nori tapti Europos komisaru. Ir jeigu tu nori tapti Europos komisaru, galbūt tu netgi sapnuoji naktimis apie tą naują Europos komisaro postą, kuris bus atsakingas už Europos saugumą, kaip sakė komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tu privalai būti nuolankus, tu privalai su visais sutarti ir būti gražus, nuglostytas, ko tu nesugebėjai 3 metus. Tai žinot, aš vieną tokią politinę figūrą jau galiu priminti apie ją mūsų Gabrieliui Landsbergiui. Tai yra ta pati mūsų Dalia Grybauskaitė, buvusi prezidentė, kuri irgi svajojo apie aukštus postus NATO, Jungtinėse tautose, ES, tačiau liko be nieko. Latvis Valdis Dombrovskis yra Europos komisijos viceprezidentas. Lenkas Donaldas Tuskas, dabartinis premjeras, buvo Europos vadovų tarybos prezidentas. Netgi Estijos komisaras, tik komisaras, sugebėjo inicijuoti tai, kad visoje Europoje mes dabar kalbamės ir naršame internete labai pigiai. Roam like home, kaip vadinosi ta estų komisaro inicijuota kampanija. Kodėl jie visi užėmė aukštus postus? Turbūt todėl, kad jie buvo nekonfliktiški. Mūsų dėja politikai, kurie siekia aukštų postų, tuo pasigirti negali. Tai gerbiamas Gabrieliau, jeigu tu plokštėji dėl to, kad iš tikrųjų supratai ir pripažįsti savo klaidas, sveikinu. Bet jeigu tai darai tik dėl to, kad įsivaizduoji, jog 3 metus kiršinus mūsų sąjungininkus per pastaruosius pusę metų galima pagerinti santykius, siūlau nevargti. Su kovo 11-ąja, gerbiami žiūrovai.